Sveiki kolegos medžiotojai ir medžiotojai. Šiandien esam Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos organizuojamuose varžybose, kurios vadinosi Medžioklės rago taurė. Ir šiandien šaudom į skriejančius ir popierinius taikinius. O kaip sekasi varžybų organizatoriams ir dalyviams, keliaujam ir patys pamatysit. Šiandien vyksta Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos organizuojamas medžioklinio sportinio šaudymo varžybos. Vyksta Švenčionyse. Na ir dalyvauja rekordiškai daug dalyvių, tai 56 komandos, apie 170 šaulių, kurie atvykę iš 29 Lietuvos rajonų, kurie įstatė savo komandas, tai yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos delegavo šias komandas. Grupės yra 3, tai yra vyrų profesionalų A grupė, vyrų mėgėjų medžiotojų, na ir moterų grupė M. Tai džiugu, kad moteris taip pat šiais metais dalyvauja, 11 komandų. Medžiotojų lygio dalyvauja apie 27 komandas ir 17 komandų, tai yra profesionalų lygmens jau. Labas rytas, gerbiami šauliai, kviečiame rikiuotis. Tradicinėse medžioklinio šaudymo varžybose, kurias organizuoja Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Bet tai kviečiau aplodismentais pagerbti tas rajonės draugijas, kurie surinko maksimalias komandas ir kiek gali, kiek kategorijai, tiek moterų. Tai Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos maksimalias komandas. Aukšto lygio centras, drįstų teigti, kad greičiausiai Respublikoje vienintelis esantis. Labą dieną, labas rytas, jau diena. Rytas malonu, kad taip anksti susirinkom. Trofėjų rekordas. Medžiotojai dalyvautų šičia. Pamatytų, kas tai yra per medžioklę. Jūs, aš matau, visi esat patyrę, metai iš metų dalyvaujat. Neškim tą gerą medžiotojo vardą tolyn ir sėkmės, taiklių gerų stūrių, kad pasirodytumėt, kas esate. Pažinsite su kitais medžiotojais, tikiuosi, kad šiandien bus jūsų taiklis, o visa komanda, kurie atvyko palaikymą, taip pat praleis gerai laiką čia Švenčionyse. Labas rytas, laba diena. Iš tikrųjų labai smagu matyti tokį didžiulį būrį. Manau, kad čia visi yra 100% medžiotojai arba prijaučiantys. Tad taiklių šūvių, gražios geros nuotaikos ir gražios šventės. Ačiū. Atliksime atidarymo procedūrą. Telšių komanda. Du grupės Tauragės ir moterų grupės Plungė. Tai tradicinės 14-osios Medžioklės rago taurės varžybos, kurias organizuoja Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Ir džiugu, kad šita tradicija gyvuoja. Kasmet norime varžybas organizuoti vis skirtingame regione. Na ir šių metų varžybos tikrai sulaukia didelio susidomėjimo. Jos vyksta Švenčionyse, Ahun šaudymo centre. Tai tikrai šis centras turbūt vienas iš didžiausių mūsų šalyje, kuris tikrai atitinka jau Europos standartus. Tai džiaugu, kad mūsų varžybų poreikiai tikrai tai atliepia. Na ir toks susidomėjimas, kokio šiais metais sulaukėme, vis dėlto verčia daryti išvadas. Jeigu taip ir toliau, tai turėsime galbūt ne vieną dienės, o 2 dienų varžybą, kada dalyvauja nemažai tikrai dalyvių.
Kaip manot, ar sportinis šaudymas kenkia medžiokliai? Žinoma, ne. Pradeda, atsuantim būna, prašauni pro priekį. Šitą esu girdėjęs, bet čia kodėl taip yra? Dėl to, kad nespėjama persiorientuoti ir antis skrenda lėčiau? Manau, gal šovinių greičiai skiriasi, tų kiekis. Gal tas momentas. O kas liečia karabino? Karabinas labai gerai. Geram renginiui reikia ne tik gero organizavimo, reikia geros tam tinkamos šaudyklos, reikia gero oro ir be abejonės gerų šaulių nusiteikimo. Tai šiandien visi tie komponentai tikrai yra, bet dar, kad puikus renginys būtų, visada priklauso nuo palaikymo, nuo partnerių, nuo bendradarbiavimo organizuoti tokio lygio respublikinį renginį. Tai nuoširdžiai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos vardu, Šiaulių šiandien dalyvaujančių šaudymo varžybose vardu dėkoju mūsų rėmėjams, visai ginklų, galbūt pramonės ir šaudmenų ir prekių industrijai, kad šiandien jie yra kartu su mumis. Galime pasižiūrėti jų gausą ir ekspozicijos ir dalyvavimas ir prizinis fondas labai didelis, apie 10 000 eurų, tai pradedant nuo graižtinio ginklo Beretta įsteigto, nuo Swarovski optikos, nuo naktinių monoklių, nuo žiūronų ir taip toliau, ir dar daug smulkių prizų, kuriuos įsteigė mūsų rėmėjai, ir galiu pasakyti, kad atsakančių, negalinčių paremti šitų varžybų nebuvo. Visi Lietuvos, kaip sakyti, pramonės grandai, kurie prekiauja ginklų aksesuarais, yra šių varžybų partneriai ir rėmėjai. Tai dar kartą nuoširdžiai dėkojame. Jūsų dėka mes turime kokybišką ir gerą renginį. Tai moteris toks klausimas, visuomeniai
vyrauja nuomonė, kad moteriai medžioklė ne vieta. Ką į tai galit pasakyti? Na, tikrai manom, kad tai yra mitas, nes moteris medžioklė egzistuoja jau 100 metų. Medžioklė turi gilias tradicijas, kurioje vieta yra ir moterims. Ir iš tikrųjų moteris medžioklėje turi išskirtinį vaidmenį, nes jinai gali visuomeniai parodyti gražiąją medžioklės pusę. Moteris medžiotoja turi rodyti didžiausius etikos standartus medžioklėje. Medžioklė nėra toks baugus, baisus dalykas ir vis daugiau moterų įsitraukia į medžioklę, vis daugiau dalyvauja medžioklės procese. Moteris domisi ne tik namų židinio kūrenimu, vaikų priežiūra, bet moteris mėgsta ir ekstremalius pomėgius. Todėl šiandieną pamatyti moterį medžioklėje tikrai yra labai dažnas dalykas. Daug kas įsivaizduoja, kad galbūt medžioklė yra tik tai kažkoks trumpas pasėdėjimas bokštelėje poros valandų vakare ir žvėrių piškinimas, bet toli gražu taip nėra. Iš tikrųjų, medžioklė yra ilgai besitęsiantis procesas, kuris niekada nenutrūksta. Tai yra ir pasiruošimas medžioklei, ir dalyvavimas, ir šaudymo varžybos, ir renginiai, ir bendravimas su šeima, ir maisto ruošimas. Moteris, jeigu jaučiate polinkį medžioklei ir meilę gamtai, tai kviečiame visas prisijungti prie gausaus moterų medžiotojų kolektyvo, praturtinti vyrų medžiotojų kolektyvų savo grožiu ir žavesiu. Sakykite, prašau, ar sportinis šaudymas kenkia medžioklei? Aišku, kad ne. Kodėl? Vien tik tai pliusai. Kokie? Nu, tokie, kad žmogus išmoksta šaudyti. Ta prasme, gal šūvio metu mažiau jaudinasi. Ta prasme, kiek bėgančiam, kiek skrendančiam taikiniam, tik tai pliusai. Aišku, kas daug šauna lėkštelės, tai va, kai kolega sakė, tai būna per priekį peršauna. Bet su laiku viskas atsistato ir supranti viską kaip šauti. Supranti, kiek užmest bėgantį šerną, iš karto atmatuoja atstumą, kaip jisai bėga. Tikrai, vieni pliusai. Kuo daugiau šaudo žmonės, to geriau jie šauna ir medžioklė. Pas mumis labai įprasta kalbėti. Va, atvažiavo sportininkas, tipo į varžybą, bet to sportininko nei mane kas mokino, aš norėjau šaudyti, išmokti, aš pats važiavau, išmokau šaudyti ir dabar atvažiuoju kažkurias varžybą. Čia sportininkas atvažiavo laimėjo, tai palauk, važiuok, šauk, treniruokis, biški daugiau laiko šaudykloje ir šausi. Taip pat, viskas elementaru. Tai ačiū už kartu praleistą dieną, už patirtas geras emocijas. Tikimės, kad ir jums buvo puikiai diena, patyrėte azartą, susitikote seniai galbūt matytus draugus. Kovą ir pradėsime nuo A grupės ir 3 vietos, kurią užima Kauno komanda. Vilius Raicevičius, Igor Petrušin ir Mantas Polavičius. Aplodismentai šiandieną. Tai žalia
baltas. Utena! Matė, paprašė ir gavo. Ir kągi, 2023 metų medžioklės rago taurės varžybų A grupės nugalėtojai, kaip manot? Tauragė! Remigijus Beresaitis ir Rokas Vaidiliauskas. Nugalėtojai. Padalina. Ačiū labai. Labai smagu. Žvaigždė. Didelis ačiū Remigijui už... Pačiam, taip. Palaukiam truputį, purnavų muižą žiūronai. Na ir kas bus nugalėtojas? Tadas Masiulionis. Tadas Masiulionis. Ačiū. Viršų ranką. O, penktasis numeris, kuriam tikimybė buvo mažiausia, sveikinam ir įteikiam Svarovskį, o taikikliai Gabija, sveikinam. Ir aplodismentai. Ačiū. Yra, laimingasis yra. Kur šauksniai? Mindaugas. Mindaugai aplodismentai. Graišinis ginklas Bereta įteikiamas. Sėkmingo, laimingo kelio jums grįžtant ir iki kitų kartų kitais metais. Stengsimės, kad nebūtų, kaip sakyti, liūdna. Laimėjimai. Aš jau šiandien.